Labas vakaras, ačiū, kad esat su Karštu vakaru šį vėjuotą antradienio vakarą. Monopolininkų nekontroliuojamumas ir nesiskaitimas su piliečiais pasiekė ir šalies vadovės ausis. Prezidentė vakar pareiškė teiksianti įstatymo pataisas, kurios skaidys monopoliją šilumos ūkyje. Pati Dalia Grybauskaitė pripažino, kad šiandien piliečiai yra bejėgiai prieš monopolijų siautėjimą. Tad kiek piliečiams kainuoja monopolijos? Apie tai šio vakaro diskusija. Baltijos televizijos studijoje Vilniaus vicemeras Romas Adomavičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Trišalės tarybos pirmininkas, Verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei šalies dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos vadovas Kęstutis Grinius. Labas vakaras jums. Labas vakaras. Ir pirmiausiai gal dėmesio į ekraną, kaip vakar šilumos ūkio problemas pagrindinės, ypač liečiančią sostinę įvardijo Dalia Grybauskaitė. Mes turime trumpą siužetą. Matome, kad monopolizuota rinka, kurioje tiek šilumos tiekimas, tiek aptarnavimas, tiek priežiūra yra koncentruotos Rubikono įmonių grupės rankose. Tai yra tiesioginė, atvira šilumos sektoriaus monopolizacija, kuri atveda prie to, kad vartotojas ir žmonės tampa bejėgiais kovoti su tokia monopolinė dominantė. Todėl siūlysiu dar šią savaitę pataisas į šilumos ūkio įstatymą atskirti priežiūrą nuo šilumos tiekėjų. Pradžiai. O vėliau, be jokios abejonės, reikia peržiūrėti visą įstatymą šilumos ūkio ir ją sistematiškiau reformuoti. Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. Pone vicemerė, sutinkat su prezidentės diagnoze dėl šilumos ūkio Vilniuje, bet ir matyti čia sisteminės Lietuvos problemos visos? Taip, be abejo, kad reikia su to sutikti ir tai, ką prezidentė pasakė, kad reikia atskirti priežiūrą nuo tiekėjo, tai absoliučiai. O kodėl šiandien to nėra? Jūs vadovaujate Vilniaus miestui, kodėl tai nepadaryta? Matot, reikalinga priimti įstatymus atitinkamus. Čia ne savivaldybės sprendimas. Mes savų įstatymų dėja negalim miestas turėti, nors gal labai dažnai norėtume. Bet žiūrėkit, ponė Roma, štai nesenas visai aptariamas sprendimas dėl to, jog gyventojų daugiabučių bendrijos išeiti iš administratoriaus gali tik tai administratoriui sutikus. Tikrai ar tai nerodo, kad tai netiesa? Taip nėra, tai netiesa. Taip, bet visai neseniai savivaldybės taryba patvirtino tvarką, kurioje aprašyta ir labai paprasta yra, tai reikia tik gyventojams to panorėti. Nereikia eiti pas jokį administratorių? Pas administratorių eiti tikrai nereikia, jeigu netenkina senojo administratoriaus veikla, pusė gyventojų apie tai pareiškia, gali labai lengvai pakeisti administratorių. Supratau, ir tai vyksta, šitie procesai labai intensyviai vyksta, ypatingai paskutiniais metais. Taip, svarbu, kad tą patikslinot, kaip, Kęstuti, jūs priimat prezidentės žodžius dėl monopolijų įsisiautėjimo. Visų pirma, reikia pastebėti, kad tam bendram chore, kuris vyksta jau 3-4 mėnesius, prezidentė pasakė, kad ne tik tai gamta ir oras kaltas dėl šilumos sąskaitų, ne tik Gazpromas dėl dujų, ne tik tai renovacija, bet yra ir giluminių vidinių priežasčių. Ir ką jį pasakė? Mano manimui vakar pasakė dvi tezes labai svarbias. Tai tą, ką mes dabar girdėjom, tai yra susijusi įmonių veikla, kaip tiekėjas, kitaip sakant, kaip pelė sėdėdama ant aruodo skaičiuoja grūdus. Tai jūs tokią metaforą taikot, kad tiesiog tas pats... Tas pats yra. Ir antra pasakė, šiek tiek vėliau labai buvo svarbi, kad savivaldybės šitoj srityje prisidirbo. Tokia ten žiniasklaidai buvo ir iš tikrųjų tai. Vicemeras sako, mes nieko nežinom. Bet visus būtų ūkius, kiek tik buvo, mažai beliko tikriausiai, būtent savivaldybė ir pardavė. Kam pardavė? Rubikonui. Arba susijusim įmonėm. Vicemerė, tai kodėl pardavėt? Palaukite. Visi vienu choru šaukia, kad tik privatus verslas gali padaryti pigiau. Konkurencija gali priversti pigti kainas. Taip ar ne? Tai jūs didinot konkurenciją, ne monopolijas? Taip, mes didinam konkurenciją, bet yra kita medalio pusė. Mes turime vadovautis viešųjų pirkimų įstatymu. Ir jeigu mes paskelbėm konkursą, mes negalim riboti. Parašykim, susijusiom su Rubikono įmonėms ne. Tai reikia įstatymą įrašyti. Bet tom įmonėm, kurios didina monopolisto koncentraciją, galima tokį kriterijų sugalvoti? Mes negalim taikyti tokių kriterijų. Yra labai aiškiai ją prašyti, žinoma. Mes turime elgtis tik pagal įstatymą. Kaip verslininkui atrodo šitą situaciją?
Tai jeigu manęs paklaustumėt, ar pritarėm ar nepritarėm prezidentės iš tikrųjų išsakytom nuostatom, turėčiau čia lapą tokį, kur aš pasirašyčiau taip labai riebiai. Pritariu ir paklausčiau, kodėl iš tikrųjų taip vėlai. Ir paminėsiu tik tai, kad prieš gerą mėnesį trišalė taryba, kada aš tik tapau trišalės tarybos pirmininku, mes nusprendėm vieną labai paprastą dalyką. Kiekvienam trišalės tarybos posėdyje mes svarstome po vieną klausimą susijusi su energetika. Ir štai rytoj įvyks kaip tik pirmas trišalės tarybos posėdis, kuriame bus pristatyti tie klausimai, apie kuriuos šnekėjo prezidentė. Bet žiūrėk, Danai, štai savivaldybė sako, kalbam konkrečiai, Vilniaus atveju. Na, jie negali verslui užkirsti kelio, dalyvauti rinkoje ir didinti savo verslo įtaką, nepaisant to, kad tas verslas ir monopolinis. Kaip jūs tą priimat? Aš prastai priimu, iš tikrųjų, geriam vicemero žodžius. O ką turėtų ir galėtų daryti? Galima aš tik tai vieną ekskursą tokį. Visiškai neseną, kai buvo privatizuoti vakarų skirstumieji tinklai. Ir tuometinis premjeras amžinatelis sakė, kad mes privatizuosim, nes didinsim konkurenciją būtent šitam sektoriui. Tada aš nesupratau, kur čia gali būti konkurencija, kai vartotojas negali pasinaudoti ar tai vakarų skirstumųjų tinklų, ar rytų skirstumųjų tinklų paslaugą. Bet kas dar įdomu, mes pažiūrėjom kainodarą. Tai štai rytų skirstumieji tinklai kilovatvalandės perdavimo kainą įvertino 6 centais, o vakarų skirstumieji tinklai 9 centais. Tai štai ir atsakymas, ar tikrai visada privatininkas užtikrina efektyvesnį paslaugos teikimą. Gerai, ir dabar aš tik dar pabaigsiu, kai man kalba, negalim ten įstatymai, va tai neleidžia. Aš noriu pasakyti vieną labai paprastą dalyką. Kažkada mes dar Dujų konfederacija buvom paruošę didžiųjų prekybos tinklų ir tiekėjų santykių reglamentavimo įstatymą. Ir tik tai atėjus prezidentai, šitas įstatymas buvo priimtas. Visi anksčiau žinojo, jo yra negerai, bet trūko politinės valios. Ir šiuo konkrečiu atveju aš norėčiau klausimą suformuluoti kitaip. Ką padarė savivaldybė, kad užtikrinti konkurencingas kainas? Ir viskas. Tai vicemerė, atsakykit ir... Taigi, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad aš čia joks neliberalas esu ir ne už tai, kad reikia privatizuoti. Tai, kad suvoktumėt, atvirkščiai mes pasakėm ir darėm pareiškimus, savivaldybė, kuri teikia miestiečiams viešasias paslaugas, jinai turi turėti savo atitinkamas įmonės, nebūtinai visas, bent jau dalį. Bet kam tada privatizuoti jas reikėjo? Kaip kad šiuo metu yra. Tuoj pasakysiu. Mes, savivaldybė, turim dar 3 įmonės, kurios prižiūri daugiabučius namus. Kam jas reikėjo privatizuoti? Todėl, kad buvo tokia tendencija visoje Lietuvoje. Jeigu pamenat, tai mes dar šiek tiek sustabdėm, dar 3 palikom, neprivatizavom, nors kategoriškai kai kurie sėdintys pas mus taryboje nariai sako, būtiniausiai reikia ir toj pats skubiai parduoti. Tai šito tikrai daryti negalima. Interesas buvo. Nekalbam. Interesas buvo. Bet reikia gal tiesiai sakyti. Koks interesas? Kaip koks? Užsidirbti. Finansavimo, žinoma. Kam? Partijom? Partijom, žinoma. Partijom asmeniškai ir dar kažkam tai. Tai aš nežinau, kam koks buvo interesas. Žinot, mes gal su rankom pabandykim nerodyti, nes tie rodymai kaip minimum nekorektiški. Noriu pasakyti paprastai. Mes kategoriškai pareiškė, mes neleisim privatizuoti savivaldybės pastato, apie kurį buvo kalba, mes neleisim privatizuoti įmonių, bet šitas procesas yra apibrėžtas įstatymuose. Bet kam buvo didinama monopolinė koncentracija Vilniuje? Ką reiškia didinama? Apie ką jūs norit pasakyti? Apie namų priežiūrą. Tai šiandien su City servisu susijusios įmonės turi 44%, jeigu kalbėti apie namų kiekį. Jeigu kalbėti apie įmonių kiekį, 32 įmonės, iš jų 10 yra City serviso. Viso mieste veikia 32 įmonės. Tai čia yra pakankama konkurencija. Tai nėra daug, rinkos prasme, man. Rinkos prasme tai nei daug, nei mažai, bet aš norėčiau atkreipdėmėsi, kad yra konkurencijos taryba, kuri privalo įdėmiai sekti procesus ir kontroliuoti. Pakalbinsim dar laidoje. Paulius Markevičius, telefonų teisininkas. Išklausykim, ką Paulius mano apie mūsų karštą diskusiją apie Vilniaus, bet matyti ir apie Lietuvos situaciją. Labas vakaras, Pauliau. Sveiki. Kaip jūs vertinat štai ir vicemero teiginius, kad savivaldybė lyg ir kitaip negalėjo pasielgti, neprivatizuodama dalies tų administruojančių įmonių? Ką jūs galvojate apie tai? Na, aš manau, kad savivaldybė pasielgė ne taip, kaip turėtų pasielgti tikra piliečių valdžia, o pasielgė kaip eilinis uabas, kuriam reikėjo atsikratyti bereikalingo balasto. Aš suprantu, kad piliečiai savivaldybei trukdo ir kad jie kelia problemų. Tai savivaldybė vietoj to, kad rūpintis savo piliečiais, kad padėtų spręsti socialinės problemas, tai paėmė problemų ir atsikratė. Ir vietoj to, kad
padėtų piliečiam sumokėti už šilumą per tas savivaldybės bendrovės, kurios dažnai, manau, atlieka daugiau kad ir socialinę funkciją, negu tokia kaip ekonominė. Tai paėmė pradžioti tas bendrovės ir išparceliavo, nes kažkam labai savivaldybė reikėjo gauti pinigų. Galbūt kažkam nupirkti, galbūt dar kažkam. Ir dabar tos įmonės, kurios buvo savivaldybės, iš dalies atliko tam tikrą socialinę funkciją, tapo staiga didžiulio verslo dalimi. Ir tas verslas pradėjo spausti vartotojus. Pauliau, bet štai vicemeras sako, kad nėra jau tokia čia masinė monopolizacija Rubikono įmonių, Ikoro dabar įmonių Vilniuje. Na, vienas dalykas yra tai, kad realiai niekas to nėra įvertinęs. Čia turbūt reikėtų gerą tyrimą padaryti, galbūt konkurencijos tarybai ir įvertinti. Nes ta koncentracija ir konkurencija ir karteliai, jie nebūtinai yra aiškiai matomi. Tai, kad, pažiūrėjau, šilumą tiekia Vilniaus energija, o šilumos kiekį reguliuoja jos dukterinė ir įmonė Šiliservisas, tai formaliai yra atskiros įmonės. Tačiau, jeigu kairė ranka tiekia šilumą, dešinė sukinėja kranelį, tai klausimas yra, ar tikrai yra tas atskirimas. Lygiai taip pat yra ir su mažesnėm įmonėm. Aišku. Jos, kai kurios yra net kartais sutartinių pagrindų susijusios su tom būtent monopoliniam įmonėm. Ir vat būtent tai mes ir kalbame apie kartelį. Ačiū, Pauliau, dėkui Jums už Jūsų įsiterpimą. Tai trumpai dar pridedant prie to, ar nesutinkat galų gale? Jo, čia mes turėtume pirmiausia žiūrom pasakyti keletą skaičių. Tam, kad įmonės administruoti, Lietuvoje surenkama panašiai nuo 80 iki 100 milijonų. Kad gerai administruoti. Administratorius vien per šilumos ir karšto sistemų priežiūro valdo beveik 300 milijonų litų kasmet per visą Lietuvą. Reiškia, aš moku 100 milijonų vartotojas, kad tos 300 milijonų gerai kas tai valdytų. Dabar kas tą prižiūrėtoją, tą Rubikoną paskiria prižiūrėti daugiabučius? Pati savivaldybė. Ten, kur bendrijų nėra, savivaldybė paskiria Rubikoną prižiūrėti. Aš klausiu, ar turi svertų savivaldybė prižiūrėti? Turi. Formuluoju klausimus. Kodėl ten, kur prižiūri Rubikonas, yra 30% energijos vartojama daugiau, negu ten, kur prisižiūri pačios bendrijos? Tai prašau, tai gal man atrodo, kad mes truputėlį atitrūkom nuo realybės. Šiandien savivaldybė paskiria administratorium tą, kurį nori gyventojai. Ir ne jokį Rubikoną. Gal jūs norėtumėt su medžiaga susipažinti? Tai prašom maloniai ir pasižiūrėkite. Gyventojai atneša savo prašymą paremtą 50% ir vieno dargi savininkų parašų ir sako, šitas mus netenkina, mes norime šito. Tai jie patys pasirenka iš tų 33 šiandien prižiūrėtoje. Ir šiandien aš jums dar pasakysiu, mes turim kiek mes turim gyventojų bendrijų Vilniui prižiūrinčių daugiabučius, pačių bendrijų? Pačių bendrijų, tai daugiausia prižiūri susikūrę pačios bendrijos. Bet kiek jų yra iš 5000 daugiabučių? Viso yra 6000 daugiabučių Vilniaus mieste. 1200 yra susikūrę bendrijos, pačios jos ir prižiūri. Visa kita prižiūri administratoriai. Todėl norėčiau, kad visi suprastumėm teisingai ir nenušoktumėm nuo realybės, o suvoktumėm procesus, kurie vyksta realiai. Tai dar ką noriu pasakyti. Šiandien savivaldybės 3 įmonės, kurios prižiūri namus, administruoja, jų įkainiai, jeigu imti kvadratinį metrą ir sudėti visus tos darbus, kurie surašyti yra aplinkos ministerijos patvirtintos normos kainų, tai jų įkainiai yra šiandien didesni negu privačių. Tai yra realybė. Vat štai prieš 2 savaitės susitikom su 11 Medeinos gatvės gyvenamų namų bendrijų, tiksliau namų atstovų, kurie susirado lygiai per pus pigesnę įmonę privačią ir kurie ėmėsi administruoti. Manyčiau, kad tie procesai nėra blogi. Ir čia nėra jokios įtakos. Kalbėti reikia apie šilumą ir apie jos kainas. Čia yra labai svarbu. Prezidentė gal netiksliai informuota šitoj situacijai, kad kalba apie monopolizuotą rinką Vilniui. Gerbiamas vicemeras sako, mes turim blogas įmonės, paimam blogiuką ir lyginam su geresnėm įmonėm. Tai pirmiausia klausimas, kodėl Vilniaus savivaldybė nesusitvarko savo įmonę, nemoka vadybos, neturi specialistų. Vienas dalykas. Antras. Svertų savivaldybė turi. Jį nustato tarifus, priežiūros ir per tai turi kontroliuoti įmonės, ne tik paskirti, kad gyventojai pasirinko.
Jūs turit kontroliuoti jas. Ar tarifą teisingai išleidžia? Mes kalbam apie... Žiūrėkit, Visiškai kalbam apie gal teorinius daugiau, bet žmogui, ką danai reiškia šitie dalykai? Iš tikrųjų, šitoje vietoje tikrai pritariu reiškia vicemerui. Mums labai nesvarbu, ten privatus, neprivatus, ten susijęs, nesusijęs. Man kaip vartotojui ir ypatingai smulkaus vidutinio verslo atstovui labai svarbu, kiek tas vartotojas moka. Ar už elektros 1 kWh, ar už šilumos, ar už šiukšlių, ar kiek kainuoja 1 kvadratinis metras to būtų išlaikymo. Va, kur esmė. Tai galima tą įvardinti šiandien? Tai dabar taip. Tai žiūrėkite, tai mes trišaliai taryboje, mes paruošėm raštą, mes užklausėm visas ambasadas ir mes paklausim, kiek 1 kvadratinio metro būto išlaikymas kainuoja Berlyne, pavyzdžiui, Prahoje, ten atmetus, tai yra darbo užmokesčio fondo, kiek kainuoja mūsų vienas tas žmogus. Taip. Ir tada mes galėsim lyginti. O suprantate, aš nesu linkęs lyst į procesą konkrečios įmonės. Ten gerai dirba, blogai, pardavė, nepardavė. Taip, bet mes kalbam apie rinkos koncentraciją. Ką tai reiškia žmogui, jeigu štai vienoj srity kažkur koncentruojasi didelis vienos įmonės potencialas? Mums svarbu ypatingai, kodėl, žiūrėkit, kodėl mes, kai verslas, mes susirūpinę. Dabar įsivaizduokit, kas yra tas vartotojas. Tai yra žmogus. Jisai turi didelį krepšį, taip? Tai štai tam krepšį yra vietos importiniam prekiam, yra vietos gamintojų prekiam, yra visas didelis dar toks paketas tame energetiniai resursai, be kurio jis negali apsėti. Štai ką mes matom. Mes matom, kad metai iš metų, tai yra vietos gamintojų, paslaugų ar prekių dalis tam krepšiai, suprantat, mažėja. O didėja energetinios tas dalis ir didėja būtent importuojamų prekių dalis. Tai štai, kodėl mes esame iš tikrųjų susirūpinę ir trišalė tarybai tai klausimą iškėlė. Bet monopolinė dalis didėja tam krepšelėje paslaugų ir prekių, ar man net nesvarbu, tai yra ar monopolija, ar, kaip prezidentė sakė, gali būti ir monopolija, ir gali būti labai konkurencinga. Mes kalbam, kad jums svarbu kaina. Ir dar kaina kodėl? Mums labai svarbu yra kaina, bet kaip gali atsitikti, kad ir monopolistas gali užtikrinti normalią kainą, bet kai jis valdo nuo gamybos iki skirstimo, čia ir atsiranda ta vadinama velneva. Suprantate? Tai kame ta velneva? Velneva, jis gamina, perdoda ir skirsto. Kai dabar ką nori prezidentė? Prezidentė, jinai puikiai supranta, kad vamzdžių tu negali padaryti, reiškia, konkurencingų. Vamzdis yra vienas. Bet tie, kurie gamina, pavyzdžiui, šilumą, taip? Jie gali, šitoje vietoje gali būti atsiras 10 pavyzdžių. Va, kur esmė yra. Tai mes ir sakom, kad mes norim kainodarą žinoti, pirmiausia. O kai žinosim kainodarą, kiek tada pradėsim iš tikrųjų jau tada svarstyti. Gerai, sudėtingi dalykai ištik po reklamos, Kęstuti, ir štai visi kiti likusiai mūsų laidos dalyviai mes pratęsim pokalbį, likit su Baltijos televizija, mes kalbam apie monopoliją šį vakarą.